Penktadienis ilgiausia Dakaro diena, virš 500 km, tai yra kaip atstumas nuo Vilniaus iki Talino, tik važiuojant ne autostrada, o šalia jos. Ilgiausias greičio ruožas 540 km apytiksliai. Buvo apsisprendę būti greiti, bet džentelmeniški. Iš principo viskas pavyko pakankamai neblogai. Pirmame trečdalyje pakirtom ratą, buvom sustoję jį pasikeisti. Toliau vėl viskas plotėsi pakankamai neblogai ir vienoje vietoje kabinau uolą ir išskridau iš kelio. Ten buvo labai kombinuota. Pramušėm 3 ratus. 2 atsarginius turėjom, kadangi vieno buvom pasikeitę. Reikėjo dar vieno, tai smagu, kad kolegos iš Venezuelos sustojo. Aišku, praradom laiko pakankamai nemažai. Gaila, bet ką padarysi, svarbiausia mes finišį važiuojam į vakarą.